torcasita del lugar. Kad tik baigėsi media briefingas, sužinojom apie vieną naujovę, kad apie ekstra situacijas, apie trasų uždarimus ar patrumpinimus sužinosime SMS pranešimais. Su kolegom pajuokavom, kad galėtų informuoti ir Facebook'e, bet matyt patys organizatoriai supranta, kad internetu turėsim tikrai ne visur ir ne visada. Baigėsi technikų briefingas. Iš esmės tai pagrindinė informacija buvo tokia kaip ir praeitų ar užpraeitų metų. Pagrindinis akcentas buvo vandens trūkumas Bolivijoje. Būt vienas pagrindinių faktorių tokių, kad tai yra uždrausta plauti automobilius Bolivijoje, su kuo susidursime ir mes. Aišku, sausra jinai kaip ir šitoje vietoje turbūt jos stipriai neišpurvins tos automobilius, bet faktas tai, kad mes vandenį turėsime jau naudoti labai taupiai, atsargiai. Prieš podiumą mes visą laiką turime dalyvių susirinkimą, tai yra briefingas, kurio metu duodama pati pagrindinė Dakaro informacija ir informacija apie pirmąjį greičių ruožą šiuo atveju. Le suivi de la progression des concurrents du rallye est assuré par le boîtier Finitrack. Podiumo misija įgyvendinta, inio žmonių vietoje, milijonai žmonių internetu matė Vytį ir visi žino, kad lietuviai, kai reikia, susikaupia ir būna bendrai drauge ir kad mes esame pati didžiausia komanda Dakare, kuri turi daugiau negu 7000 dalyvių.